Na kągi, esu daugiabutyje, kuriame gyvena mūsų mylimo Justino brolis Kazimieras. Tikiuosi, kad čia pataikiau. Va, suradau. O Margas, Lietuvos draugelį Margas. O, sakau, pabandysiu pats įveikti. Aš paklydau keliose vietose. O tai kur paklydau? Ir anas korpusas, paskui prisiminiau, antras korpusas, tada nuo laiptiniai buvau, tada čia atėjau, nu žodžiu, bet norėjau įveikti labai. Tai numerio nepasakė. Pasakė viską pasakė sąžiningai. Labai gražioje aplinkoje gyvenat, apsupta pušynų, tai tikrai. Kokia ramybė jau čia. Čia ramu, čia šiaip ramu. Tikrai. Tai va. Supratau. Ramu. Namas prieš akis, o čia nieko nesigėdė. Ai, tai. Dar pono lango klevas. Kadangi čia jau tokio amžiaus kaip mes, jau mažų vaikų nėra visi tai. Malonu klausyti jūsų eilių skaitymą. Sakau, Marcinkevičių, tai čia mano nuomonė, aišku. Labai Noreika buvo malonu klausyti. Laimonas skaitė. Taip, Jo, pažįstu tą dabar bičiulį. jūs klausytum ir klausytum. Ačiū labai. Aš vakar, užvakar pas Dalią, jūsų sesė buvau. Taip. Tai sako, iš mūsų dabartinių esamų brolių, tai aktyviausias yra Kazimieras. Tai jisai labai domisi, seka tos literatūrinius įvykius. Ačiū labai. Ačiū labai. Tai gerai, aš tada. A, čia. Gražiai. O. Gal čia? Kur jūs manęs vadinsit, ten ir sėsiu. Ačiū labai. Koks amžiaus skirtumas buvo tarp jūsų, Kazimierai, ir Justino Marcinkevičiaus amžiaus skirtumas koksai? Tarp manęs? Taip. 17 metų. 17 metų. Ir kadangi tai antroji santuoka Matiejaus Marcinkevičiaus, jūsų mamos ir Matiejaus amžiaus skirtumas koksai buvo? 17 metų irgi. Irgi 17 metų. Iš Bagrėno kaimo. Žilinskaitė buvo. Žilinskaitė. Irgi stiprus, ūkininkas buvo, mano senelis irgi. Irgi stiprus ūkininkas. Ir tada, kada viskas buvo, jau nieko nebuvo, tada, kai jau apsivedė, tada seneliai gerai gyveno ir jie pradėjo statinėti. Bet pirmiausia pradėjo ne nuo namo statyti, o pradėjo statyti kloną, ūkinį pastatą, 30 metrų ilgio, reiškia reikės ūkininkauti, reikės kur sudėti javai. Ir tvartas buvo 2 galų pastatytas, irgi labai didelis. Tai tas namas, kur stovėjo dabar, kur stovi dabar, kitoje vietoje? Ne. Čia visai tas, tvartą pradėjo statyti. O namuką pastatė, ten dabar čia biškiai arčiau į kelią, tai buvo namukas 18 kvadratų. Surestas iš lentų, viduriai supiltas paliai. Toks tai kaip standartinis namelis. Ir mes ten visi augom ir visiems užteko vietos. Gulėdom kas ant grindų, kas kur papuolė, kai suvažiuodavo visi. Ir paskiau tik tai, kai Justinas gavo premiją už 20 pavasarį, 57 metais valstybinę, ten buvo ta premija gal 100 tūkstančių kažkur. Tai jis parvežė tada tėvui pinigus ir pasakė, reikia pasistatyti namą. Tada parvažiavo su Genute ir jie rinko vietą. Ir išrinko tą vietą, kur stovėjo Svirnas, o dabar kaip tik kur tas namas stovi. Ir kadangi pirmas namas buvo ten 2 galų, toksai ten toliau, tai buvo maži langai, tai Justinas pasakė, šonuose reikia padaryti tripalius, kaip vadydavau. Reiškia 3 palų. Ir dabar tam jis pats padarė projektą ir tam name yra vienoje pusėje 3,
3 palų langai ir kitoj, va, kada kreipkite dėmesį. Šit kaip. Aš vieną piešinį mačiau, jo pieštuku pieštą, jūsų sesuo Dalia atnešė man albumą. Tai jo ten senas namas. Senas namas. Sudėjai. Sudėjai, tas senas. O dviejų gal. Kad ir šitas nupieštas yra mano. Čia dėdukai daug padėjo, Bagrėno dėdukai, jis praktiškai dar ir mokyklą vaikščio iš Bagrėno, kadangi nebuvo už ką sumokėti už bendravimą, ir maistą reikėdavo duoti viską. Apie Justino tėtį ir mamą yra tikrai nemažai aprašyta. Žmonėms labai įdomu ir jūsų mama, apie kurią tikrai daug šaltiniuose nėra aprašoma, tačiau su kiekvienais metais jau visuomenė pradėjo domėtis ir likusiais broliais ir sese Dalia. Ir ar galite papasakoti apie savo mamą, kas ji tokia, iš kur atėjusi į tą kraštą? Jinai buvo iš Bagrėno kaimo, tenai prie rajone Bagrėno kaimo Šenkalno, jeigu važiuoti. Labai netoli nuo mūsų tėviškės apie 8 km, jeigu per lauku. Buvo ūkininkaitė, bet labai klausė tėvų ir kai pasakė, kad reikia tekėti už našlio 4 vaikai. Ir ištekėjo. Bet jie sugyveno labai gražiai, labai gražiai ir su tais vaikais, anais vyresniais Marcinkėvičiais tikrai labai buvo taip reikėdavo net pasimokyti gali visiems. Niekada, ir Birutė akyse, niekada nebūdavo, jei ten koks suėjimas, ten Janina, ar ten Janina buvo Albina, Valentinas ir Justinas. Tai jeigu nėra vienas neatvažiavęs, Janina, visi laukiam susėdę, kol atvažiuos. Į pagarbą buvo visiems. Ir jie motiną nevadino. Per daug reikėdavo laukti. 2 valandos, 2, kol nėra Janės, kol nesės. Koks pasišventimas. Bet jie motiną jos nevadino, nes ne motiną. Taip, suprantama. Daugiausia vadino jūs. Jūs. Priminkite vardą mamos. Antanina. Ir paskiau mano dėdukus išvežė į Sibirą, mamos tėvus Sibirę. Ir dėdukas mirė Sibirę, močiutė grįžo. Išvežė irgi ten sūnus į partizanus išėjo, bet į tą labai greitai, kaip sako, žuvo jis tenai per mėnesį laiko, bet vis tiek. Išvežė, dėdukas mirė Sibirė, o močiutė grįžo, buvo Irkutsko srity. Bet jie niekada, kaip sako, tos tokios skriaudos niekada, tos valdžios, kad ten labai jau keiktų ar ką panašiai. Tiesiog gyveno savo gyvenimą. Buvo turtas atimtas ten, irgi Bagrėne buvo namas, dėjau galbūt, ten gyveno svetimi. Paskiau jau ją reabilitavo, tai atstatė tą visą turtą, bet ten, kai gyveno svetimi, tai katės pro pamatus lančių, niekas ten nežiūrėjo. Močiutė anglies kasyklose dirbo. Druskos kasyklose. Ai, druskos, ne? Druskos kasyklose, kadangi gera darbininkė buvo, tai paskiau ją pasiėmė tas jau kažkoks tai viršininkas vaikus augino. Tai ten jie kiaulės augino, tai išmokino ir valgyti daryti viską, ten būdavo, tai jos nenorėjau paleisti praktiškai. Sakė, lik, bet ten tėvynė traukia, vaikai viskas, tai va. Tai paskiau ant galo jinai pragyveno pas mus, Važatkimio kaime. Kiek metų sulaukė? Sunku pasakyti metų, kadangi buvo dingę dokumentai, tai sakydavo, ten atėjo vokiečiai dar 14 metais ar kada, tai aš buvau tiek metų. O kiek ten buvo, niekas nežino, bet jeigu jau pagal tuos paskaičiavimus, tai kokie 96 buvo, bet aš skaitau, kad jie apie 100 metų kažkur turėjo. Ir niekada nebuvo pas gydytoją. Ak, šitkaip. Būdavo žolikių turi. Arba kai pravažiuojam, tai brendžio kokio, aš ten pagalvę pasideda, šaukštą. Aš pas juos gyvenau, jau baigsau pėsčias į mokyklą, aš gyvenau 5 metus.
kadangi dar dėdė buvo, bet dėdė buvo nevedęs, močiutė reikėjo padėti, tokius ūkio darbus. Aš labai džiaugiuosi, aš ten viską išmokau. Šiaip tikrai nepamaišo tokie dalykai gyvenime. Niekada. Tai su arkliais dirbau ir panašiai, nes dėdė apsirgo ir padėjau aš močiutei, o paskui jau, kai dėdė apsivedė, tai aš tada jau išėjau į Prieną. Tai 5 metus pragyvenau Bagrėne. Ir vaikščiau į mokyklą, ten būdavo be jokių problemų, vaikų vaikščiau. Ten, jeigu tiesiai, tai į mokyklą kokie 4 kilometrai. Tai jau taip pradėjom kurtis, o po karo buvo, čia tai jeigu kada paskaitysite Justino dienoraštį. Dienoraštis be datų turbūt? Ne. Tiesiog dienoraštis. Kur atsirado vėliau, kur dabar raštas. Teisingi to. Aš duočiau jums paskaityti, bet dabar dukra pasėjo. Gerai. Tai ten viskas teisybė parašyta ir kadangi aš tą visą teisybę pergyvenau, nebūdavo duonų. Nebuvo duonų. Valgėm, gyvenom skurdžiai. Buvo vienos kelnės. Jeigu tėtė eina, kur išeiginės, tai Justinas sėdi. Jei Justinas eina, tai tėvas sėdi. Tai va už tai, o paskiau, kai mokykloje, ten literatūroje labai reiškėsi ir paskiau, kai jį čia paskundė tie draugai, ar jis žinojo ar nežinojo, bet man nesakė. Aš tik žinau, nežinau irgi kas, bet tik žinau, kad išdavė. Ir tada jį saugumas įsivežė į Marijampolę mėnesį laiko. Čia kelintais metais tai buvo, kai įsivežė į Marijampolę? 48 metais. O pirmas suėmimas? Ten, aš žinokit, tiksliai metų nežinau, bet... Kažkur tose... Ten porą parų palaikė ir paleido. Jiem nieko neužtako Mėnulio nužudimą, jie tengi neprisidėjo. Na taip, supratau. Tai dar mano močiutė, ne jo močiutė, ėjo pėsčiai į Marijampolę ir nunešė dar... Ir žiema buvo? Žiema buvo, tai norėšė apsirengti ir dar valgyti nunešė. Su veltiniais nuėjo iš Krymo į Marijampolę, sako, nuplyšo. Padas. Padai. Ten taip autobusų tada tas ar važiavo, nevažiavo. Iš ten biškai gavo, lopta aišku nemažai gavo, kaip pasakoja. Mokėdavo mušką, dėks tų žemių, nes nepasiskausi. Na taip. Tai jį paskiau ir paleido, jis svarbiausia paleido vakare. Tai prašau, nuo Prienų iki Marijampolės apie 35 kilometrų. Nu tai yra šis bėtas. Tai jis atsisėdo gatvėje ir verkio atsisėdęs ir ėjo tokia moteris su dukra. Sako, kas yra? Jisai papasakojo viską. Pasakojo, tos moterys neįsigando. Sako, gerai, tada einam, pernakvosiu ir rytoj pareis. Bet sako, pas mane, man atrodo, kad yra pas mane bužių, žinot, mėnesį ten įsiprausęs nieko. Tai niekos. Ir pernakvoje paskiau ėjo. Ir net, kaip nekeista, kareivių mašina važiavo ir jį parvežė į Prienus. Ir paskiau jisai, tais moteris susirado jau, kai pasirodo ta dukra jau paskiau daktarė. Jis nuvažiavo padėkoti ir viską, kad va taip jo pasirūpino. O draugas tik jau buvo Kazlauskas pagrindinis tenai. Aš tai jį mačiau, tą Kazlauską. Priminkit, Kazlauskas draugas, Jonskas, kalbininkas, taip. Jis čia iš nuo Birštonio, koks ten kaimas vadinasi, nežinau. Ten būna irgi, nuo mokyklos pagrindiniai draugai buvo. Ir jau kai buvo egzaminai baigiamieji, tada 2 pretendentai buvo aukso medalius, Kazlauskas ir Marcinkevičius. Bet Justina nežinau, ar ten už ambicijas, ar už ką, toks buvo Šeminėckis. Matematikas, fizikas, jis ten dėstė, Prienų labai mecenatas didelis, kur dabar yra krašto muziejus, ten buvo jo namai. Ir paskiau ten tapo ligoninė, po karo buvo ten ligoninė, kiemi ten buvo tokie pastatai, jam 4 parašė, ten gal nemokėti, nežinau, bet ten gal kokios kitos interpretacijos, gal negalėjo būti medalininkai, nes Kazlauskas irgi labai gerai buvo gabus žmogus. Ar Justinui visi dalykai gerai sekėsi mokykloje? Kiek žinau, kai pasakojo, iš pradžių gal nelabai,
bet paskiau čia dėka Andrišiūnienės, ten taip toliau paskiau jau vyresnėse klasėse jau buvo gerai. Kadangi jis, kai baigė mokyklą, nebuvo pinigų už ką leisti mokytis. Vis tiek į Vilnių važiuoja, suprantat patys. Taip. Tai tada Andrišiūnienė, jis norėjo tada dirbti, buvo finansų skyriai, kai vadinosi, gal nerinkti mokesčius po kaimus vaikščioti. Užsidirbti pinigų ir kitais metais tos Andrišiūnienė, tada mokytoja, tai jau auklėtoja, sako, Justinai nekvailiok, nes po metų tu jau vargu ar įstosi. Tada jį parinko mokinių, kad jis galėtų juos ten konsultuoti, ruošti. Ir jis susidirbo pinigų ir įstojo į universitetą. Nes pagalbos praktiškai nebuvo iš ko duoti. Nes mes pasipylėm vienas pakal kitą. Pirmų buvo 4, o mūsų paskiau 5. 5. Pametai, praktiškai pamečiau. Aš 7, tarp manęs ir kito brolio, kuris gimė 50, buvo dar vienas brolis, tai tas mirė, 50 kitas brolis, 52 kitas, 54 kitas, o jau paskiau Daleta jau po 5 metų. Po 5 metų, šitkai. Tėtė matyti norėjau dukros. Jau motina gimdė irgi jau labai sunkiai, buvo metuose, žinot. Ir tie gimdymai nuvargina. Taip, tikrai taip. Tai jūsų viso kartu sudėjus buvo 9? 9 ir dar tarp Justino ir sesers vienas miręs ir mūsų vienas miręs. Tai vat 11. 11 tada. Nu, senelis 14 buvo. Bandė Kad kaime ten būtų, kur 2 vaikai, tai tada aš... Tais laikais retai būdavo. Neatsimenu. Taip. Ten pošventį pas tokį kemežį irgi gal 12 ar kiek ten tų vaikų buvo. Bet kai išsiskirstėm visiems, kaip sako, užteko tos vietos ir tos vietos po saulę radom savo, kiekvieną savo. Tai kiekvienais metais būdavo giminės suvažiavimas, kaip sakyti, Važatkemėje? Nu, giminės suvažiavimo nebuvo. Ar brolių? Užtekdavo savų. Giminės suvažiavimą buvom čia. Broliai su antrom pusėm. Nu, taip, tai. Tai ta vaikai prasidėjo jau tuoj, tai va taip. Motiejus suvažiavimas. Kadangi tokių gimtadienių kaime būdavo, nu, anksčiau nelabai. Ir visur. Daugiau vardo dieną švęsdavo. Teisingai. Tai ten ta vardo diena, jeigu jau jubiliejus, o taip, tai motiejus jau būdavo čia, ar tau sninga, daugiausiai sniego privaryta vasario 24. Motiejus, Antanina. Antanina, jau čia birželio mėnesį. Joninės, sesuo Janina buvo, nu tai jau Joninės praktiškai tradiciškai dar ir dabar. Jo. Ir praeitais metais buvom, kurie gali atvažiuoja, švenčiam Joninės, kadangi sesuo buvo Janina. Kas vyriausias yra jūsų iš brolių? Šitos dabar po karinių? Taip. Tai aš. Jūs vyriausias. Po karinių aš. O tenai buvo vyriausias sesuo Albino. Bet tarp Albinos ir Justino buvo vienas, ar mergaitė, ar sūnus, nežinau, bet mirė jis. Nes tarp jų jau 5 metai skirtumas, Justinas 30 gimė. Taip, kovo 10 dieną, kovo 11-osios išvakarėse. Bet tai simboliška. Ir ten su tom gimimo dienom, tai žinokit irgi ten, jeigu taip atvirai šnekant, kadangi sudegė dokumentai. Tai ir Justinui tas pats galiojo? Ką, nu tai, kai tai praktiškai pusė mūsų buvo surašyta kovo mėnesį. Ak, šit kaip. Kadangi aš tik tai dabar neseniai sužinojau, kad mes su tėte vieną dieną gimė. Kovo mėnesį, jis tai gimęs kitam buvo mėnesį, bet taip užrašyti. Dokumentai sudegė, paskiau atsistatė, žinai, ką žinojo, viską atsistatė pagal bažnyčią, taip toliau. Pagal bažnyčią, norėjau pasakyti. Atsistatė, bet taip kovo mėnesį praktiškai beveik. Tai galima manyti ar tikėtis, ar tikrai kovo 10 dieną Justinas Marcinkevičius gimė? Skaitau, kad turbūt tikrai. Man atrodo, kad jisai pasitikrino. Nes aš tai daleiskim, kai man pasakojo, gyvės sausio 29, užrašytas kovo 13. Mamai man sakė, sausio 29. Bet svarbiausia, Romas kovo mėnesį, Justinas kovo mėnesį, Janina kovo mėnesį, Dalė kovo mėnesį.
Ne, tai daliai užrašyta teisingai, kadangi Nu, tai gimė ta- ligoninė. ta- O kai gimdavo namuose, Tai tada jau- kada nueini, tada užrašo. Tada ir užrašo. Tai buvo toks. Tai aš sausio 29, o Tai kai sprogot, kai buvo susprogdintas namas poeto jūsų, nu, sudegęs. 40 kelintais? 44. Tai kiek tuo metu buvo Justinui metų, kai 14. Tai jis jau vis tiek jau gan buvo... Labai stiprus ryšys su motina. Tai jau turėjau žinoti savo metus. Iš kaimynų netoli kilus. Ir pagal pasakojimus buvo tokia labai, nuoširdį, švelni, kaip pasakoja, aš tai aišku nežinau. Bet, ir pagal tais jau giminės kitus irgi matyt, kad tokia giminė kaip rami. Ir pas jį buvo labai stiprus ryšys, nes tai ir eilėraščiuose, ar ko, tai čia motina jam yra pagrinda. Užvakar aš nuėjau tuo vieškeliu, šalia Nemunas, medžiai ir vieškelis, žvyrkelis. Tai jau pasivaikščioti ir skaičiau jo eiles, įrašinėjau kartu eidamas. Tai jūs turbūt visi eidavo ten ir maudytis į tą pakrantę, į Nemuno. Taip. Tai tikėtina, kad aš to vieškeliu ir ėjau. Tas vieškelis, to vieškeliu pagal tą Nemuną, paskui į tą pradinę mokyklą daina. Jūs kaip tenai užrašyta buvo. Čia mokėsi Yra ir lenta jam prikabyta prie mokyklos. Ir dabar yra jau. Prie mokyklos, taip. Apie Justiną visais laikais tokie žmonės skaitė jį kaip tautos dvasios tėvų per žodį, nes jisai puikiai valdė žodį, kuris patekdavo į kiekvieno net vaiko širdį, ne tik suaugusio žmogaus. Ir tas vaikas irgi yra jau ne vieną kartą užaugęs, tapęs tėvų, mama ir su tai žodžiais iki dabar gyvena. Kokia jūsų reakcija kaip brolio artimo, kai čia tai buvo prieš metus apie Justiną bandoma kitaip pasisakyti? Kaip jūs, kaip šeimos nariai reagavot, kaip išgyveno tą momentą? Kaip jau pasakyti, čia buvo daug anksčiau tas viskas jau suorganizuota, čia prieš daug metų buvo. Kai buvo ta laida per... Taburetė virš galvos. Kai Matulevičius vedė tą prieš... Krantasgi tada. Tai tada jis labai pergyveno, jis kažkur... Tai ne tik jis. 3 dienom kažkur buvo išvažiavęs, bet kur tai, pas kažkur... Užsidarė. Čia yra tokių pamąstymų, bet aš aišku negaliu skelbti, nes aš jų nežinau tiksliai. Tai va. O taip, daleiskim, kad, įgi ten visai, bet kad jis ant ko laikytų piktumą, ar ten būdavo, kai suvažiuojam, kad šnekėtų ant ko niekada. Aš dar užklaudavau, nes sakau, tai kaip čia dabar, tai jis niekada ne ant vieno. Sau tyliai išgyvendavo, matyti, ir suvalgydavo tą sunkumą savį. Niekada jau. O man tai aišku, tai taip, tai nemalonu, tai kaip ir mes tai da broliai, bet kai dukros ar ten panašiai, tai čia smūgis didelis. O kodėl čia taip darosi, ar čia pavydas koksai, ar čia kas? Kad ten jis būtų tų agentų, ar kur, taigi čia niekas neranda ir nieko neįrodė. Ir svarbiausia, kad jis niekur valstybinėse įskaiduose niekur nedirbi. Jis iš pradžių ten buvo, Genio redakcijoje dirbo sekretorius, ten tos eilėraštukus parašydavo. Paskui Pergalės, bet jisai tik buvo atsakingas sekretorius ten tos. Bet kad kur valdiškam darbė ten gauta algas, tai jis niekur gyvenime, jis tik dirbo iš plunksnos. Ir paskiau čia, ir kad čia tai jau ir Mindaugas, ir katedra čia yra. Kadangi čia yra draminiai kūriniai, jis yra pagal istoriją paėmęs tuos faktus, juos paskiau meniškai apdoroja. Taip. Ir jis tą Mindaugą parašė per 10 dienų Dainavos sanatorijoje. Druskininkuose ir dabar Dainavos sanatorijoje yra ant tų, kuris toj buvo tam kambariukai vadinamoji skaito, tai ten yra ant sienos dabar parašyta. 68 metais, kadangi šitą
O užmiršau pavardę tos vyrgydytojos Dainavos. Buvo labai, mėgo šitos labai meno žmonės, ten pas ją jau būdavo jie. Tos sanatorijose labai mėgo. O kaip jūs galvojat, kodėl Mindaugas gimė 68 metais? Vasario mėnesį. Vasario mėnesį? Tai prisiminkime, kaip Lietuva pasiskelbė nepriklausomą valstybę. Taip, 50 metų. 50 metų. Tai ta proga buvo parašyta, bet tik tai jam neleido išleisti prieš vasario 16. Bet tai žiūrėkite, gerbiamas Kazimierai, kaip vėl bandė Justinas Ezopo kalba apie tą lietuvybę kalbėti, tautiškumą iškelti ir panašiai. 50 metų sueina, parašo Mindaugą, bet jie įtarė, kad kažkas čia susiję, vėliau išleidžia. Nu, Justinas vis tiek dėl lietuvybės visą gyvenimą buvo atsidavęs ir kalbos. Tada buvo, pagal mane kultūros ministro buvo Liongino Šepetys, man atrodo. Jis sako, jis buvo korek žmogus Šepetys, jis tikrai rasdavo tą kalbą su visais. Tai į pabaigą vis tiek toks klausimas yra, kodėl poetas Justinas Marcinkevičius atsisakė tapti atkurtos nepriklausomos Lietuvos pirmojų prezidentu. O kai apie jį šnekėjau, mes su Birute būdavo kalbam, kad jis tik neitų. Kad jis tik neitų. Materializavot mintis? Kad jis tik neitų. Aišku, aš jam neskambinau, nedrįsau, čia jo sprendimą. Taigi, žinot, prezidentai, jisgi, kaip sako, plunksnos brolis. O čiagi reikia vis tiek, reikia tie visokie, patys matote, visokios srovės paskiau gaunasi, paskiau. Tai čia aš sveikinau labai, ir jis pasakė, aš sako, nieko nesuprantu apie tą ūkę. Tikrų priežasčių aš nežinau. Kadangi jis dėl visko, kas yra negerai, su nieko nesidalina. Va, visada širdį. Tai ką ir sveikatai, irgi pagalvojo jau ir tada jo sveikata nekokia buvo. Mes buvom tada, praktiškai visi gal. Gal visi, jau. Kad tik neitų. Kadangi... Tai nieks nesakė, bet visi galvoja. Bet mes tik tai mintyse negali pasakyti. Nei jis ten man gali pasakyti, koks mano sprendimas ten, ar ten kiekvienas galvoja, kaip geriau. Nes Vingio parke, kai susirinko 100-tūkstantinė minia ir Justinas į mikrofoną kalba tokius prasmingus žodžius Lietuvai, ir buvo kiti politiniai veikėjai, kurie kalbėjo, jis išsiskyrė minioje tuom, kad gebėjo įvairias pusės suvienyti. Ne, tai taip. Tai turbūt tas pasirinkimas buvo tuo metu susiskaldžiusiai, besiskaldančiai Lietuvai tuo metu labai svarbus. Būtų buvęs simbolis, jeigu jisai būtų tapęs prezidentu, įtariu, Lietuva būtų sujungta į vieną kumštį ir visi būtų ją dirbti. Sunku pasakyti, ar tai buvo, kadangi ten... Bet tikėjusi tuo metu vis tiek dėl to pasiūlytas. Veikla viskas, visos tos ten intrigos gaunasi. Patys žinot, jūs daugiau negu mes žinom. Tai buvo taip. Tai tikrai. O taip, ką žinau, tai mes bendraudavom. Netankiai iš ten būdavo, bet būdavo suvažiavę, tie tokius suvažiuodavom. Tai ačiū Jums labai, gerbiamas Kazimierai, už šiltą priėmimą. Labai ačiū Jums, linkiu sveikatos, ačiū už istoriją papasakotą. Ir gal galėtumėt kokius kelius žodžius pasakyti iš Marcinkevičiaus kūrybos, kad ir vieną eilutę, kur ant akmens? Tėviška, laukų drugelį, margas. Aš tai čia turiu labai daug, dar aš jums paskiau parodysiu, aš turiu čia daug prisirinkęs jau tokių minčių. Paskaitykite, tikrai keletą, būtų labai įdomu. Bet dar taip atsiminus Justina, tai kuris bendravo, tokie žmonės, tėvas Stanislovas. Taip. Teisingai. Tai paskui šitas jau užmirštas. Mikutavičius, Ričardas, kunigas Vasiliauskas. Visi tokie iškilūs žmonės ir visi tokie ramūs.
Ričardas Mikutavičius, berods. Nu taip, Mikutavičius, jo. Žinai, Slatkevičius. Sakiau, Slatkevičius. nu, žodžiu, jie traukė vienas kitą tokie žmonės. Monsinjoras. O Vasiliauskas monsinjoras mane krikštijo. Jo, Pasisekė man tai. katedrą. Kas pasakė, ten Vasiliauskui ir ne, ar aš klystu? Na tai, ką jūs parašyt, Kazimierai? Paskaitysiu, paskui dar aš jums parodysiu biškį tokį. Gerai. Visada žemėje per mažai gerų žodžių, meilės, tiesos, dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame jų nepasakę jų vienas kitam. Nueiname užgniaužę jos savo širdyse, praeiname abejingi pro medį, paukštį, pro žydintį rugį, pro kenčiantį žmogų. Tarytum ne vienos žemės broliai, ne vienos saulės vaikai būtume. Taip yra. Visiškai tiesa. Dar turim tokių suvenyrų, rodysiu. Tai galima pažiūrėti. Galime eiti kartu. Čia gal filmuosit, ar ne? Tai galime eiti kartu. Filmuoju ir toliau. Galimai. Gerai. Va, kokie gražus margučiai. O dabar čia, Aš nuo lango čia pasitrauksiu. gal filmuosit, pažiūrėkit, čia yra paskutinė Justino dovana visiems buvo. Tada buvo suvažiavimas toksai giminės ir čia paskutinė dovana buvo prieš mirtį 2010 metais, kai jam buvo 80 metų. Birutei ir Romai saugantiems giminės laukus, medžius ir koks čia žodis atminimus turbūt. Nu, turbūt. Ačiū, Justinas. 2010 metai, 08.07. Ir čia dabar va yra. Romai, tai čia jūs yra trečias vardas. Šiaip tai Kazimieras esate. Istorijos, kai aiškino tėvai, tai ir čia labai yra va, tokia parinkta, reiškia, nuotraukos. Ir iš jo yra, jeigu norėtumėt nufilmuoti, aš galėčiau jums duoti, tada šitą pasižiūrėti. Šitą? Aš norėčiau, aš paskui jums atvešiu. Čia yra, Nusimčiau kadangi čia po kadrus. kiekvienu yra atitinkamas ketureilis. Ak, šit kaip. Jo, Ohoho. Na, gerai. Tai gražiai mane augino. Aš dabar negaliu tau parodyti savo žalio vaikystės sodo ir motinos sėdinčios po sena obelim. Sekmadienio tyloje girdėdavau ją atsidūstant, kaip šiandien matau jos maldaknygės lapais rypojančią Dievo karvytę. Bičių dūzgimą girdžiu ir nustebęs dairausi. Toks jausmas, tarytum kažkas man galvą būtų paglostęs. Po sena obelim motina užvertė storą maldaknygę ir lengvai kaip mergaitė sugrįžo į savo vestuvinę nuotrauką, paliekus mus vienus klausytis kylančios kraujo giesmės. Kokie čia žodžiai. nesakau, po kiekvienu ten yra ir prie kapų, nu, žodžiu, ten nesutraukais visur, ir čia tėviškas, kur yra, ir po kiekvienu čia fotografuota Pajėdaitės. O čia va dabar, reiškia, kai mirė Justinas, tai man čia Jurgio dukra prisiminimui. Čia yra iš Prancūzijos rašytojų sąjungos, parašyta prancūziškai, kai mirė. Reiškia, Justinai būsi neužmirštas. Bet tai ir yra. Iš Prancūzijos. Ir neužmiršta niekas. Pataikyta tokia. Jurga padovanojo, atminimui atidavė.